Taigi, Kinija dabar daro patį šiurpiausią dalyką, kokį tik yra buvę Žemėje. Ir norėčiau, kad tai būtų tik perdėjimas. Ir kol visi dabar sutelkia dėmesį į Trumpo kelionę į Kiniją su visais didžiaisiais vadovais ir visais vyrais, ir o dieve, prie stalo nėra nė vienos moters, bet kam tai iš tikrųjų rūpi? Ten vyksta dar kai kas yra daug labiau neraminantis dalykas, ypač turint omenyje, kad dabar kalbama apie galimą prekybos susitarimą tarp šių dviejų šalių. Nežinau, viskas šiek tiek keista, bet tiesiog leisiu jums pažiūrėti tai ir pasakykite man, kaip jaustumėtės, jei gyventumėte tokio intensyvaus stebėjimo sąlygomis. Prisiminkite, Kinija, kaip žinome, yra komunistinė šalis ir žmonės vis dar giria komunizmą, bla bla bla, bet jie pamiršta, ką tai iš tikrųjų reiškia. O dieve, ar tai tikrai vienas šiurpiausių ir baisiausių dalykų, kokius esu mačiusi? Gerai, pasigilinkime. O dieve. Didysis brolis stebi. Pekine tiesioginė prasme visur yra kameros. Mes esame prie Hadiano stoties ir šiame kampe galiu suskaičiuoti bent 20 kamerų. Iš tikrųjų, Pekine vien šiais metais buvo įrengta 1500 naujų kamerų. Jos mato viską. Čia niekas nepažydžia taisyklių eidamas per gatvę, nes gali iš karto gauti baudą. Iš tikrųjų, mūsų vairuotojas neteisėtai pastatė automobilį 2 minutėms ir gavo žinutę į telefoną, kad jam skirta maždaug 40 JAV dolerių bauda, nes tai buvo užfiksuota kamera. Dabar kyla rimtų klausimų. Koks yra Kinijos komunistų partijos tikslas, stebint piliečius ir vertinant jų socialinį reitingą? Jie sako, kad tai daroma tam, kad visi jaustųsi saugus. Šios kameros stebi kiekvieną minutę. Jos yra visur. Ir jos tiesioginė prasme yra visur, vaikinai, jūs nesuprantate. Pažiūrėkite į šį vaizdo įrašą. Dabar aš visiškai klimpau į šitą temą. Esu išsigandusi. Gerai. Jei padarai ką nors blogo, tavo veidas ir duomenys tada parodomi tavo rajone, kad visi galėtų matyti. Tai valdoma per skaitmeninę tapatybę, dirbtinį intelektą, kameras ir socialinio kredito balą. Todėl jūsų neturėtų nustebinti, kad Jungtinėje karalystėje žmonės panikuoja dėl noro įvesti skaitmeninės tapatybės. Nes tai atrodo kaip distopinis, visiškai šiurpus, pasibjaurėtinas, šlykštus dalykas. Įsivaizduokite, kad visur, kur einate, žinote, jog esate stebimi. Turiu omenyje net ir darbo vietoje. Pogaliais. Nežinau, ar jūs suprantate, bet sakoma, kad laikrodis dabar pradeda tiksėti, nes darbuotoja trumpam paliko savo darbo vietą. Taigi, jai gali būti sumažintas atlyginimas. Palaukite, dabar spalva pasikeis iš raudonos į žalią. Oho, neįtikėtina. Beje, štai ko žmonės nori, kai jie sako, sugrąžinkite komunizmą. Tai taip baisu. Dabar vėlgi, norint net patekti į mokyklas ar iš jų išeiti, reikia patvirtinti tapatybę, privalomą skaitmeninę tapatybę per veido atpažinimo kameras. Jie seka tiesiog viską. Ir tai yra šalis, dėl kurios žmonės dabar diskutuoja, ar bus nauja laisvosios prekybos sutartis. Bet ką? Man nepatinka galvoti, kad pasaulyje yra tokia vieta, bet kad ir kur eitum, tave seka. Aš turiu omenyje, tai beprotiška. Manau, tai yra svarbiausia tema čia. Tai iš tikrųjų yra tai, ką šie žmonės išgyvena. Apsižvalgia aplinkui, paimti nuotaiką. Kai kurie ten tolumoje. Tai siaubinga. Tai atrodo kaip kažkoks dirbtinio intelekto sukurtas kiberpanko košmaras, bet tai ne DI, tai tikra. Tiesioginė prasme yra garsiakalbis sakantis. Sveiki, jūs pažeidėte kelių eismo taisyklės. Mes jūs stebime, primename, prašome nedelsiant patraukti savo transporto priemonę. O dievi mano, dievi. Na, žinoma, tai Kinijoje, šalis, kurią taip stipriai valdo aukštųjų technologijų totalitarizmas. Iš esmės, jį pavertė kiekvieną distopinį filmą nereikalingų pastišu.
经尽快实地违法行车将予以抓拍。 Tai tiesioginė prasme dronai, kurie šaukia ant tavęs per gatvę kiekvieną kartą, kai padarai ką nors nelegalaus. Man pykina. Man pykina. Baisu net pagalvoti, kad štai taip atrodo ateitis. 交警空中巡逻。 Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo labai grėsmingai ir šiurpiai. Tačiau daugybė pataikūnų X platformoje tuo žavėjosi ir juokėsi iš amerikiečių, kad jiems tai atrodo keista. Pasitraukite iš autobusų juostos. Amerikiečiai. Oho, baisi distopija. Amerikiečiai mano, kad įspėti ir bausti už įstatymų pažeidimus yra distopija. Taip, Kinija tiesiog vykdo įstatymų laikymasi. Tuo tarpu Aš tiesiog negaliu patikėti žmonių kvailumu, kurie nesupranta ir net nesusimasto, kad, nežinau, galbūt komunizmas yra pavojingas ir žalingas jums. Jūs tiesiog negalite pasislėpti niekur. Amerika gimė iš laisvės idėjos. Mes norime laisvės. Šalys nori laisvės. Ir vis dėlto vis dar yra visiški idiotai, kurie nuoširdžiai mano, kad tai yra geras dalykas. Kuriame pasaulyje toks dalykas yra geras. Gerai, pažiūrėkime dar kartą. O Dieve mano. It takes you to find me. Thank you very much. Eim. 身份证以及他所经过，比方说在过去1周，我们回溯他的行进路程，我们也做了像人和车的匹配。那同时在人上匹配，还包括亲属关系匹配，然后是你经常接触人员之间匹配。就是当摄像机布到或者我们传感器布到一定密度的时候。 Taigi, kas čia vyksta per demonstraciją? 2017 metais, gerai, tai beveik prieš 10 metų. Kinijos valdžios institucijos 2017 metais mieste Guivandže per mažiau nei 7 minutes surado ir sulaikė BBC žurnalistą, naudodamos tik vieną nuotrauką ir savo išplėtotą veidų atpažinimo sistemą. Tai yra inscenizuota pratyba skirta pademonstruoti Kinijos Skynet stebėjimo sistemos galimybės, kuris sujungia 100 milijonų vaizdo stebėjimo kamerų su dirbtiniu intelektu ir nacionalinėmis asmens tapatybės duomenų bazėmis. Sistema veikia realiuoju laiku, leidžianti valdžios institucijoms susijęti kameros užfiksuotą veidą su asmens tapatybės įrašais ir beveik akimirksniu sekti judėjimą per tarpusavyje sujungtas kameras. Tai vyksta jau daugelį metų. Tuo metu, kai jie tiesioginę prasme skiria žmonėms viso gyvenimo bausmes už menkiausią vyriausybės kritiką, uždrausdami jiems skristi, naudotis viešuoju transportu, naudotis banko paslaugomis, įsidarbinti ir netgi uždrausdami jų vaikams gauti vietas mokyklose, tiesiog taikomos įstatymų pažeidimų sankcijos. Kiek dar laiko praeis, kol tokio lygio įkyri stebėsena atsiras vakarų šalyse? Jei pagalvotumėte, tai puikus problemos reakcijos sprendimo pavyzdys. Vyriausybės sąmoningai įsiveža didžiulį kiekį nusikalsti linkusių žmonių iš užsienio šalių. Jie sąmoningai leidžia anksčiau gerai veikusioms pasitikėjimų grįstoms visuomenėms išsigimti į žemo pasitikėjimo nusikalstamumo kupinas vietas. Ir visuomenė reikalauja Blade Runner stiliaus autoritarizmo, kad viską sutvarkytų, taip dar labiau suteikdama galių tai pačiai vyriausybei, kuri ir sukėlė šią problemą. Kaip kas nors sveiko proto galėtų manyti, kad nuolatinė tiesioginė tavo stebėsena 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę yra gera idėja, kad negalėtum niekur nueiti nepastebėta? Prisiminkite, 2017 metais jiems prireikė 7 minučių, kad surastų žmogų. Pagalvokite, kaip greitai ir efektyviai jie tai gali padaryti dabar. Kad kiekviena tavo padaryta klaida, viskas, ką manai galinti nuslėpti, yra užfiksuota kamerose, dokumentuota. Ir kažkas stebi. Kažkas visada pasiruošęs įsikišti ir viską paimti. Jaučiuosi blogai. Turiu omenyje, man nerūpi tas prekybos su Kinija reikalas. Man nerūpi, kad Trumpas ten yra. Manau, kad tai yra svarbiausia tema, kad būtent to žmonės siekia. Ir vėlgi, čia Jungtinėje karalystėje skaitmeninė tapatybė. Girdite, kaip jie tai stumia ir pagalvojate, o Dieve, būtent to jie nori. Tai tiesioginė prasme yra tai, ko jie nori. Distopinė autoritarinė sistema, kurioje kiekvienas dalykas yra stebimas. Kiekvienas dalykas yra stebimas. Negalėsite patekti į savo namus. Jie galės stebėti tiesiog kiekvieną jūsų veiksmą. Viskas bus dokumentuojama. Kas sveikų protų norėtų tokio dalyko? Kažkas turi tai paaiškinti. Ačiū už dėmesį šio klausimu.